Sveiki! Kaip ir žadėjome, toliau gvildename temą apie produktyvaus žolyno svarbą ir kaip tinkamai jį rengti. Šį kartą atvykome į Pagėgių kraštą pas ūkininką Mindaugą Karklelį. Jūsų dėmesiui ir ūkininko patirtis ir specialistų įžvalgos. Labą dieną, šiandien tęsėme savo video reportažą ir mūsų idėja buvo ta, kad palyginti, kad ir kitam krašte, o šiai dienai esam Pagėgių savivaldybėj, Bitėnuose pas gerbiamą Mindaugą Karklelį ir pasidalinsim patirtim. Kaip matot, žolynas tikrai atrodo puikiai. Kelių metų šitas žolynas dabar yra? Labą dieną. Šitas žolynas jau yra 3 metai. Šitoje vietoje, kur stovim 2 metai, ten toliau yra 3, būtent liucernus pagrindų sudarytas mišinys. Gerai. Labai puikiai atrodo, tikrai geras procentas. Žolė, kaip ir visur Lietuvoje, taip pat buvo gavusi šalnų. Liucerna šiek tiek sureagavo, bet labai greitai gavo lietaus ir puikiai atsigavo. Ir tai reiškia, kad veislė yra prisitaikiusi ir gali augti ir Lietuvos sąlygom. Tai dabar tada koks buvo priesėlis prieš tai, kokia kultūra čia augo prieš įsirašant? Eilę metų buvo kukurūzai, po to paskutinį metą buvo žieminiai kviečiai ir dabar jau... Po kviečių? Jo, po kviečių. Po kviečių sėjat. Ar darėt žemės tyrimus prieš tai, ar bandėt taip pagal save? Žemės tyrimus turim, liucerna nėra labai tinkamas, yra šiek tiek rūgštauka, dėl to tokio pagrindinių jau, kaip sakant, tik nepadarėm grynų kalkinimų, kad ilgam laiko, bet tik įnešama palaikomąją dozę po 500 granuliuotų kreidos įbarstėm, kožną metą po 500. Nu ir jinai iš pirmo atrodys skurdokai, atrodo nekips, bet va, dabar sustiprėjo ir kaip ir viskas gerai. Labai šauniai, kadangi matomai gilesniuose podirviuose, kurių mes pasiekti negalima, paskui atsirado tinkamos sąlygos jai ir per tą laiką. Šiaip kalkinimas liucerna iš principo nėra ta pagalba, su kuria gali išspręsti, nebent viršutiniam sluoksniui. Tai kiek žemės tyrimas eina, tai 20 cm, tai tokį gilį tada jinai įsikabina ir tada puikiai gyvena. Tai šitą dalyką, kas yra podirviai, yra sudėtinga nustatyti, kadangi reikia kasti gilų profilį ir tada žinoti, jeigu yra kokios probleminės vietos. Tai yra tokios galimybės. Tai dabar organinės trąšos buvo iš rudens vežtos po kviečių? Po kviečių ne. Ta rudenį aš kalbu apie tą rudenį nieko. Paprasčiausiai buvo pavasarį pasėta ir viskas. O iš rudens buvo suarta? Jo, arėm ir po to jau pasėjom ir tik tręšim jau kitais metais. Tai reiškia, tręšimas buvo tik tais pirmais metais vienas iki srutos išseparuotų mėšlo, o šiais metais jau buvo ir rudenį, ir pavasarį. Vien srutos? Tik srutos. NPK? Jo, nebuvo nieko. Tokį, tik srutos natūraliai. Šiaip šita technologija tokia paprastesnė, kiekvienam ūkiui turėtų prisitaikyti pagal savo. Ir iš tikrųjų šiai dienai, mano nuomonė, yra puikus pašaras. Pernai, kaip ir visi žinot, daugelis ūkių susidūrė su problema, kadangi buvo pasirinkti net tokie mišiniai, ypatingai daugiametės vidrė buvo jautri, jo šaknis trumpos ir daugelis patyrė didelių nuostolių ir pritrūko žolinių pašarų. Tai bandė šerti kukurūzais ir visa kita, bet tokiu atveju gaunasi savikaina didelė. Pagrindinė pieno galvijų ūkio atpiginimo savikainos kelias yra būtent užsiauginti kuo daugiau pašarų iš savo ūkio ir būtent iš žolinių pašarų. Kad kuo mažiau reiktų pirkti baltyminių pašarų, kurių kainos rinkoje šiai dienai ir visada yra. Baltymai visada kainavo brangiai ir juos sureguliuoti yra sudėtinga. Toliau dabar pirmais metais sėjot pavasarį, anselio nenaudojot? Ne. Liucerna bijo spelgimo, iš tikrųjų daugelis taip rekomendacijų yra, kad būtent sėti gryną pasėlį žolių mišinį. Ant viršaus papildomai daugiametės, tos vienmetės vidrės irgi nedėjo. Ne, turiu pavyzdį, pasėjau pernai rudenį taip pat šitą mišinį ir ten buvo kaip užsilikę daugiametės vidrės.
šiai dienai pasėlis labai gražus, bet jokios šito žolės nėra, yra tik svidri, viską užstelbė. Dalykas pasėjo iš rudens, dar laiko atrodo buvo, vieną kitą randam, o ankštinį, o daugiau viskas svidri. Iš tikrųjų rizika. Reiškia, užstelbė, buvo per didelis tankumas ir liucerna nesugebėjo sukovoti, kadangi jinai atsiranda tik vėliau ir įsitvirtina jau vėlesniais metais. Tai pirmais sėjos metais kelias pjūtis turėtų. Pirmaus sėjos metai tai tik nuvalom pirmiausia, pirmas yra nuvalymas, toks kelių centimetrų aukštis. Tai būna, turbūt daugiau būna pikžolių negu tų. Taip. Tai maždaug 15 centimetrų tą nuvalai. Mulčiuojat ar nupjaunat ir nesurinkat? Ne. Paliekat vietą. Taip, paliekat. Trąša yra gerai, svarbiausia, kad nebūtų sukrauta žiedynai ir nebūtų pikžolių išsisėjimų. Tai yra tikrai džiugina, kad šitokia masė gera ir tais metais vis tiek dar dvi pjūtis turėjot pirmais. Taip, buvo, bet taip atrodė, jinai tokia nedrasi, tokia, nėra ką lygiai, kai dabar atrodė nekips, gal skau per rūkštų, bet po to 2 metai, 3 ir viskas įsitvirtino. Dėl to ir pernai, kai jau aš turėjau palyginti ten raičinas, svidri daugiau, reiškia, varpinis buvo kur. Ir šitas, tai čia kai buvo kaip kažkoks akumuliatorius. Ten pripjauni vieną priekabą iš tos sugrėbimų, čia 2. Tai po to supranti, kad tai yra kaip kažkoks bankas, kad turi atsargą. Turėsi liucerną, tai tu turėsi ir prie sausraus pasiekti didelį kiekį pašarų. Labai didelis skirtumas pernai buvo per sausras. Jautės, ne? Maždaug kiek masės, kad per pusę, tai 100%. Tai labai džiugina, iš tikrųjų masė. Praeitais metais buvo sudėtinga, tai 4 pjūtis turėjot? Turbūt, kad taip. Nors biškiai gal ne. Pernai irgi kažkaip tai užsivėlinom su pirma, atrodė dar kažkas čia bus, bet pernai ir tuos visus ir trešiam kasų ir viską, bet ankštinis vis tiek davė daug geresnį derlių. Negu svidrinis arba tas, kur raičinų ten yra mišinys. Tai ir būtent ir šitas netreštas davė 2 derlių negu tenais treštas, nors ir tankus ir viskas. Reiškia, trūko drėgmės ir to potencialų nebuvo, o liucerna išstovėjo puikiai. Ne tik liucerna, bet ir būtent šitame mišinėje esantis švelnialapis nendrinis raičinas, būtent jo šaknis yra iki 0,5 metro. Čia šiandien dėl sąlygų neiškasim turbūt, tai iš tikrųjų iš 0,5 metro gilio, tai palyginus su daugiametė svidrė raičinų ir kitom puikiom žolėm, tai yra skirtumas, kurios ekstremaliom sąlygom gali išgyventi ir duoti puikų derlingumą ir gerą cukringumą. Plius didelis pliusas yra tas, kad antroji žolėje švelnialapis nendrinis raičinas neformuoja sėklų ir būtent duoda vien lapus ir didelę lapų masę, tai yra didelis pliusas. Daugiametė svidrė, jinai iš karto, jeigu būna sausra po pirmos pjūties, iš karto nėra lapų, iš karto leidžia smilgas ir brandina sėklas. Ir labai greitai medėja, labai greitai kaupia ligniną. Ligninas nėra geras pasisavinimo dalykas, yra kaip balastas ir būtent gyvuliui nereikalingas. Dabar pjovimo aukštis dėl technologinių dalykų, kokį jūs taikot savo ūkį? Ten kažkur tai taip sureguliuojam, kai pažiūri, apie 7 cm yra. Daugiau, mažiau, bet 7-8 minimum turėtų būti nuo 8 iki 10. Kadangi apatiniai liucernos daly yra ne vien fuzarium genties grybai, bet yra ląsteliena, kurios gyvulys nepasisavina. Tai taupant savo ūkio lėšas, įvežti į tranšėją arba sukti rulonus papildomai balasto, kuris gyvuliui nenaudingas, tai nėra ekonomiška. Ir plius yra dar vienas dalykas, kad liucerna nupjovus tokiam aukštį ir daugiametę raičiną ir varpinės žolės žymiai greičiau atželia. Tai yra... Reikės dar papildomai pakonstruoti, nes jau techniškai daugiau nebeišeina pakel, bet šito klausimu galima bus pažiūrėti. Pabandykit ir iš tikrųjų labai įdomu, kada palygina žmonės ir kurie dirba tiesiogiai tą darbą, kadangi bendrovėse dirba samdomi darbuotojai, biškiai yra kitokia variacija, kadangi pats dirbat ir patys prižiūrit ir žinot, tai iš tikrųjų tą balastą rekomenduočiau nevežti. Reikia gyvuliui duoti tą dalyką, kuris yra pilnai pasisavinamas ir lengvai virškinamas. Aišku, čia turbūt tik po to, kai jau apsirūpini pašarais ir žinai, kad tau jau užteks. Kaip būna metų, kai iš viso nėra ką pjauti, tai
Su šitokia žolė, manau, Tai yra mažesnė rizika. Iš Taip, tikrųjų, kokią normą sėjot ir kokie tarpai yra tarp noragėlių, sakysim, ar diskų. Tai va šiemet darėme eksperimentinį įsėjimą. Čia anksčiau buvo sėta su, kiek ten tarpų, 13,5 lyg tai tarpai. Ir buvo freza naudojama, su freza kartu. Dabar šalia laukas pasėtas eksperimentiniu būdu. Yra tarpai 14, bet mes dar ir paleidom sėklą per trašinį. Tai reiškia, gaunasi 7 cm. Labai būtų idealu. Tai vat įdomu, kaip tai suveiks, nes ten truputį yra aukščių, sėjaus gilių neina sureguliuoti, nes trąša beria, žinot, yra daug giliau, čia reikia. Tai mes taip nusprendėm, kad ją paleisim grinai paviršių. Labai gerai. Ir vis tiek kitėlis ją įneš. Ir tai vat pastebėsim, ką mes ar padarėm, nes tie 7 cm tai būtų idealu. Idealu arba kaip bendrovė naudoja jas kryžmais. Jo. Tikrai nebūtinai šachmatais, bet būtent gal lengviau važiuoti. Tai ir dengiamumas visai kitas. Visai kitas dengiamumas, nes būtent pagal išbertą sėklą matom, kad žolės tankumas yra puikus, kadangi sėklos yra stambios, tai reikia užtikrinti, kad būtų tinkamas kiekis žemės plotų, kad jinai vienam kvadratiniam metre būtų atitinkamas augalų kiekis. Tai yra labai svarbus faktorius. Aš labai pats neseniai pastebėjau, gal 2-3 metai, kad negaunam efekto iš žolyno, kadangi yra tarpai daugumos sėjamųjų per dideli. Taip, didesni jie yra. Ir nesvarbu, sako, pas mane vakuuminė, jokio skirtumo, bet esmė, kad, taip. Iš tikrųjų gaunasi, kad žolių augalų pačių kiekis kvadratiniam metre nėra pakankamas. Ir tas yra labai svarbus faktorius, norint gauti pakankamą derlių. Dabar dar vienas volavimas. Prieš sėją volojat, ar dirbat, tik volavimą atliekat po sėjos? Čia priklauso vėl, kaip yra su drėgme, su viskuo, aišku. Jeigu yra variantas, esam volavę, bet dabar įsigijom tokį, kad yra gan gera volavimo funkcija prie kultivatorius su lenta lyginamąja, tai šiemet užteko voluoti tik pasėjus. Labai šaunu ir gerai, tai irgi priklauso nuo įrangos, bet teko bendrauti Anykščių turbūt rajone, kad sako, man pasiteisina, ypač lengvesnėse žemėse, kad sėkla neįsitarptų per giliai, kada jinai niekada neišdygtų. Nes yra foto ir aš naudoju ir dabar seminaruose iš Barenbrugo, būtent pagal tom pačiom sąlygom, kur yra 1 cm, 2 ir 3-4. Tai ten tuo pačiu laiku po savaitės nei vieno augalo nėra. Ta prasme. Iš 3 cm neišdygs niekas. Ypač lengvuose žemėse, kur prie smėlio, tai yra tam tikra problematika. Nekalbam apie durpynus. Šiaip tada, jeigu nėra tokio, tai yra panaudoja ir tikrai mačiau ir neblogai atrodo, iš vis numovus seklavamžius padrikasėje ir su Kembridžo tipo volais gaunas tikrai geras efektas. Ir tikrai čia gražiai atrodo, jau dyginėja, matau. Kada čia sėtas tas laukas? Čia prieš savaitę. Gal daugiau, kelias dienas. Per savaitę jau matosi, kad laukas gyvybingas ir eilutės matosi ir manau, kad tikrai bus gerai. Bet liucerna gan stambi sėkla turėtų išlysti iš tų 3 cm. Nelenda. Ne, tikrai ne. Ne bulvės ir būtent labai svarbus faktorius dirbimas prieš sėją. Jeigu jūsų aparatas iškart daro, tai labai gerai. Tas lyginimas tauposi ir kuras, ir važiavimas, ir visos sąnaudos. Matai, ateini, jeigu tu tik tai sklimsti 2 cm į žemę, tai reiškia pagrindas yra gerai. Tikrai taip. Vat kukurūzų sėjom ir galvoju, pravažiavom su giluminiu, su tuo, o jis vis tiek gan kietokas. Tai susitankina pakankamai gerai. Labai puikiai ir gerai. Paskutinis pjovimas, dabar į pabaigą einant, rudenį, kada atliekat paskutinį pjovimą? Kažkaip aš neužfiksavau. Darbo eigoje reikia pjaunam, yra žolės ir pjaunam. Bet paliekant žiemojimui lygiai ta pati sąlyga galioja, kad 10 cm pjovimo aukštis turėtų būti ir paskutinis pjovimas siekiant išsaugoti liucerną ilgiau turėtų būti spalio 1 dešimtadienis. Jeigu jinai yra per žema, vežti į tranšėją, tada atliekam mulčiavimą arba aukštą pjovimą.
Ne rugsėjai nupjovus, jinai pasiliks žiemojimui per aukštai ir didelė tikimybė, kad jinai nesugebės peržiemoti arba iššus. Na, kažkaip tai matyti viskas sutapo, kad viskas gerai baigėsi. Rolanda, norėjau paklausti, buvom Kepalių bendrovė ir matėme pasėlius apsėtus, sakykime, šito žolių mišiniu. Dabar atvykome į Pagėgių kraštą. Koks čia mišinys ir kokia situacija čia šitose pasėliuose? Mes atvykome į Pagėgius ir mišinys yra tas pats, kaip ir Kepaliuose, 20% minkštalapė raičino ir 80% liucernas. Kodėl mišiniai skiriasi skirtingai atrodo šiandien ir dabar? Dėl to, kad Kepaliuose daugiau naudoja azotiniam trąšom ir tada liucerna pradeda tinginiauti, o po to jį tiesiog pradeda nykti, o pradeda vyrauti varpinės žolės. O čia atvirkščiai, man toks atrodo, kad čia liucerna potauja šitam pasėliui. Ir dėl to, kadangi ir mišiniuose mes niekada nededam, kaip minėjau, svidrį. Svidrį yra vienmetė labai agresyvi, jį užtilpia visas varpinės žolės ir tuo labiau liucerna. O liucerna iš pradžių auga labai lėtai, kol jį įsitvirtina, kol jį pagauna savo cinkelį, kaip sakom. Tada jį būna viskas tvarkingai su ja ir jį duoda, ir jį būna iki 5-6 metų. Pilnai išbūna ir duoda be galo gerus derlius. O minkštalapis raičinas yra tokia žolė, kur jį leidžia, neužstelbia liucernos. Jį auga ir čia mes matom tarpelius, kur yra rečiau užkart jį auga. Bet jį nestelbia liucernos ir liucernai duoda. O kadangi šiame ūkyje praktiškai nenaudojama trąšos, tik tas sriutus, nėra azotinių trąšų, o liucerna yra feldstorizobakterija, kuri kaupia azotą ir jį maitinasi būtent iš oro azoto. Ir jį puikiausiai auga. Kas labai svarbu, aš manau, kad kodėl ta liucerna irgi gerai atrodo, nes greičiausiai tame dirvožėme yra be galo daug kalio, o kalis yra 3 kartus reikalingesnis liucernai negu fosforas. Aišku, fosforas yra reikalingas, bet būtent kalis. O kalis duoda didesnį kiekį atsparumą ligom ir šalnom. Vat, šiandien čia yra mišinėje 2 veislės, galiu paminėti, Artemis ir Aleksis. Pagrindė būna mišiniuose kartu. Veislės auginamos Kanadoje, kur yra klimato sąlygos labai atšiaurios ir dėl to jos biški vėliau atsibunda ir anksčiau eina miegoti ir mažiau reaguoja į šaltį. Na, ūkininkams svarbu ir kiekybė, ir kokybė. Jo. Kaip šituo atžvilgiu, na, žiūrint į vešlius tokius pasėlius, atrodo, bus ir to, ir to. Taip, bus pirmiausia be galo daug baltymo. Kai pjauname daug geresnis virškinamumas, nes visos ankštinės kultūros šiek tiek yra prastesnis virškinamumas gyvuliams. Bet čia yra stebėlis irgi minkštas. Aš manau, kad panaudojant tinkamus gerus konservantus, būtent linkęs ankštiniam kultūrom, praeis lietus ir kitą savaitę galėsim pilnai pjauti. Kaip sako, pagalandam šinapjovis, kad pėlė gerai pjauti ir laukus. Suprantama, tikintis geriausio rezultato reikėtų ne tik teisingai ir laiku atlikti minėtus darbus, bet ir naudoti pažangiausias technologijas bei sėti geriausias žolių veislės. Vis tik dažnai reikia ieškoti kompromiso. Tiek šį kartą įžvalgų. Tikiu, apmąstyti yra ką. Jei patiko šis video, prenumeruokite Agroakademija kanalą ir toliau stebėkite mūsų naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.